Midijos tai buvo belysimo. Reik dasitraukt pačiam. Visas šlapės jau. Atvažiavom į Druskininkus. Let's go to the adventure. Žodžiu, šiandienos planas toks: pasikarstyti medžiais, ziplainas per Nemuną. Tokiai veiklai šiaip oriukas, tai per karštas. Plius 30 laipsnių dabar. Tai nežinau, po to žiūrėsiu, jeigu dar bus laiko, dar kokias keletą vietelių reikės nuvaryti. Dabar jau yra 3 valandos. Lyg tai gerai jau važiuoju. Pagaliau einu. Senokai jau Druskininkuose nebuvau. Nu jau čia bus karšta, blemba. Prakaitas upeliais tekės. Nežinau. Нет. Jau šitą. Ir kojas pro viršų į čia. Where are you here? Mija. Nustodžiam. Nu va, viską išaiškino, blemba. Biški dabar tais šlapės jau. Dar net nejudėjau, jau šlapės. Einu skrisiu per upę. Ten dramblėskridis, ten dar žiauriau. Greta, matai tą subinę? Aš matau. Norėtų. Gerai. Viską susikonfigūravau. Čia. Gerai, varom greičiau per tą upę. Tipo atrodė nebaisu, bet ir biški galvoju bus čia reikalų per tą upę. Nu, pagaliau užlipau. Eik tu savo. Jo, aukštis neblogas. Į kurią čia pusę sekti vieną. Eik tu savo. Tuoj parodysiu, kokiam čia mes aukštį randamės. Biški drąsiau jaučiausi, kol nebuvau čia užsilipęs. Aš čia gerai jau su tais diržais laikausi. Tvirtai čia laikomės, ką? Eik tu savo. Nu, pasiruošę? Norėčiau savo veido išraišką pamatyti. Nu davai varom, kai jau skraidžiau aš čia su tais Kaune su tais ziplainais.
Nu davai, varom. Neblogai, ką? Ausyse net zvimbia. Va, ir kitam krante. Eik, savo geras. Geras visai patiko man. Buvo baisiau prisiruošti šokti, nei čia iš tikrųjų visai nebaisu. Oba. Į kitą pusę gal. Ai, dar jo, į kitą pusę varysim. Sakė, kelis kartus galėsiu. Ir tada mėlyna traselė. Eit, čia. Okay. Seniukas nusileido. Per Nemunėlį. Einam dabar tokio. Reikia varyt greičiau. Leidžiamės dar kartą į kitą pusę. Opa. Opa. Opa, opa, opa. Ką, žinau, smagu visai šiaip. Nu, davai, varom. Nedačiažiam, tai prisitraukiam. Sakė, kelis kartus galim, tai varysim dar kartą. Skrisim dar kartą. Normaliai. Ką, lekiam vėl.
pusę nedasitraukia. Nedačiuožiu šitą pusę. Reik dasitraukt pačiam. Gerai. Nice. Ok, paskraidžiam per Nemuną. Reikės varyti mėlyną trasą dabar. Susitiksim ten viršuj. Mėlyną traselę. Atrodo lengviau. Nei kai reikia eiti. Susikoncentruojam, kad išvengti traumų. Ir čia tikriausiai kelio atgal nebus. Turėsiu pereiti. Apsisukti nebebus galima. Tu esi ėjus šitą trasą? Mėlyną. Ilga jinai? Žinok, neatsimenu, čia jau pernai. Ir iki valandos, ne? Tikrai ne valandą gal. Dar trumpiau, ne? Gerai. Žinok, galėtum anksčiau nulipti. Yra vietų, kur gali nulipti. Man atrodo, čia mėlyna arba raudona. O ziplainų daug? Neatsimeni? Jo, gerai. O tu su to drambliaskardžiu nebandžius, o tuo per baisu? Labai norėčiau. Aš Kaune bandžiau, tai eina savo prisivert, kaip sunku šokti. Nu, bet geras jausmas. Jo, nori padaryti adrenalinas. Jo. Gerai, lekiam. Nuo to ziplaino ausyse man dabar zvimbia. Garselis ten buvo toks ojojoj. Tai va, praeina šitą merginą ir eisiu aš tada. Nagi, kaip čia dabar. Ne taip lengva, kaip iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti. Viskas siūbuoja. Reiktų savo čia geriau neskubėti, nes gali išsitiesti. Juokingai atrodo. Galiu pasakyti sunkiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Belenkas, nežinau, ar čia
Matosi, bet. Eik tu sau. Paskutinis žingsnis. Eik tu sau. Buvo ką veikti. Buvo ką veikti. Pavargau net. Noriu ziplaino, kad prapūstų biškį prakaitą. Plečia. Sunkios kokios tos kliūtis. Kaune mėlynoj trasoj biškį gal lengvesnė, sakyčiau. Yra ką veikti. Prie plius 30 taip pat tas užsiimti tokią veiklą. Kur čia kabint? Kur čia, ble, kabint šitos? Čia į tos karabinus kabint? Ai, va čia. Tipo, čia kabint reikia. Nu, okei, nu, bandom. Reikia atsisės dabar. Lekiam. Fū. Eik tu sau. Eik tu sau. Eik tu sau. Šitas. Nu, normalų ziplainą man kokį nors paduokit. Nusikalęs čia būsiu, kaip nežinau kas, po šitų kliūčių. Gerai, čia sakė, mergina labiau karšta nei baisu. Sunku. Nu dar biškelį ir baigsim šitą kliūtį. Opa. O, pagaliau ziplainas bus. Pagaliau bus ziplainas, noriu paskraidžiot biškį. Nu, okei. Lekiam. Nu ką, mandži kliūtis laukia. Šitas jau bus rimtas, nežinau. Wow. Nežinau. Oi. Visas šlapias jau.
Kiek čia dar liko? 3. Eikca. Jumanji. Jumanji. Įveikiau. Pagaliau. Šitą greit pravarom. O, ten kamštis darosi. Šitą tai vidury trasos, easy tokia. Biškai pailsėjimui. Įdomu, kaip ten tas vaikinukas šoks. O. Ai, ten panašiai kaip ziplainas. O aš čia kad einu, kokiais. Eik tu savo, nežinau. Gal stot ant lyno reikia. Pulsas 112 pas dėdę. Einam kaip akrobatai dabar. O, pagaliau normalesnis ziplainas bus, ilgesnis. Šlapės visas. Belenkai šlapės. Bet patenkintas, batarkės jau nedaug liko. Nes jau viskas išsikrauna. Gerai skrendam. Nu, man rodos, kad jau į pabaigą traselė mėlyna. Baterija jau irgi į pabaigą. Berods jau paskutinis ziplainas lieka. Tai galiu apibendrinant pasakyti, kad mėlyna trasa Kaune tai žymiai aukščiau viskas vyksta. Sudėtingumu tai panašaus gal sudėtingumo. Bet ziplainas per Nemuną Druskininkuose tai išvis awesome. Tai jeigu imant vieną trasą ir kaip aš per Nemuną ziplainą, ten leido kelis kartus, tai 20 euriukų suaugusiam. Ką, reikia paskutinį tą ziplainą pralėkti, jeigu čia jau paskutinis, nesu 100% tikras. Ai, dar mačiau šuolis su virvė, yra tenais geras virš Nemuno, bet nepaklausiau, nesidomėjau, kiek ten kainuoja.
Bet atrodo ekstremaliai. Nu ką, paskutinis berods. Nu lekiam. Nice. Nice. Baigiau traselę. Šlapės visas belenkai. Nu gerai pasportavau, žodžiu, užskaitau. Dabar jaučiu, reikia varyti pavalgyti Siciliją, pasistiprinti. Geriausia vieta valgyti Druskininkuose. Pirkau vandenuko. Žiūriu dabar tas Lavysas. Toks ežeras mane domina. Kas per velnias tą Ūlos akis pasižiūrėti. Tai nežinau. Beveik valandą važiuoju. Bet pirmą reikia nueit pavalgyti, jaučiu pasistiprinti. Midijos tai buvo belysimo. Nežinau, važiuočiau į tą Lavysą. Lietus lyja, ką žinau. Gal bandyt. Ką, atvažiavau prie Ūlos akis. Versmė Ūlos akis. Einam, pasižiūrėsim, kas ten gero. Ūlos akis. Bet Varėnos miškų grožis. Tai važiuoju ir akis gėrėsi. Raivsta akis. Dar berods iš viršaus ten galima bus pasižiūrėti, kaip atrodo. Kad čia lynoja biškį. Kas čia? Gyvūnai kažkokie gyvatės. Nežinau. Vat kaip čia atrodo. Matai kaip. Tai yra dar ir tenais apžvalgos aikštelė. Reikia porą kadrų įkalti. Pulsas 110. Prisisportuosiu šiandien. Eime pasižiūrėsim, kaip nuo apžvalgos aikštelės atrodo. Labą dieną. Aš biškai kitaip įsivaizdavau tą Ūlos akį. Ne, Ūlos akis tenai. Ai, dar toliau ten kažką? Ai, tuo taku? Aha, tuo taku, jo. Ten mažiukas, tokie, nu, porą metrų. Ai, va. Ten šaltinio vanduo. Ai, aš nesupratau. Buvau nusileidęs ten. Jau ant to tiltuko pavaikščiau. Va, kur tas va baltas ženklas. Jo. Šviečiasi, tai va ten. Dabar galvoju, vėl leistis ar ne? Nes ten tojais laiptais tai užlip man. Ten įdomus vandenukas toks iš to dugno. O kas ten yra? Karštas jisai? Ne, jis yra šaltas. Bet ten
ar ne? Ne, bet iš apačios į žemę stumas. Blemba, gal dar verta tada. Bet ten dar kažkaip... Šaltas, ledinis visiškai. Tai jį galima į buteliuką prisipylus gert gal, ne? Ar nelabai? Nežinau, šiaip tai tenai turėtų būt parašyta, bet šiaip jisai kaip iš dugno, tai jis turėtų būt švarus. Bet va, Ne, upės vandenį iš Ūlos akės vartoja Gėrimui gėrimui ir gydymuisi. Buvo manoma, Čia kad... istorija. Bet tai čia, man atrodo, šitas ten istorija. Jūs ten buvę, ne? Kažkada seniau. Dabar norėjom leistis, bet iš pradžio pradėjo lyt stipriai. Sakau, tai gal palaukim, ar čia kur viršų. Čia tai dar nestipriai, aš nuo Druskininkų dabar atvažiavau, tai ten kaip nulyja, eina savo. Jau valytuvai valia gerai. Nu, okei, reik bandyti tada dar pagrįžti kitos akės. Einam, pažiūrėsim. Dar kartelį nusileisim. Nu, okei, reikia eit pasižiūrėti, kaip atrodo ta versmė. Ūlos akis. Nu, gal tik vieną kartą gyvenime ir te pamatysiu. Ir nufilmuot reikia. Ūlos akis. Ai, matai, kaip čia įdomiai atrodo. Kvapas kažkoks jaučiasi. Įdomus. Geras. Ir ten va kažkaip sunkiasi tas vanduo. Nu va, čia rašo visą istoriją. Nuo senų laikų lietuviai ypatingai gali teikia šaltinio vandenį. Gydymui įsivartojo. Nu, žodžiu. Tai vat. Pažiūrėjom, Ūlos akį reik varyt. Vis ir lietus pradėjo vėl lyti ir rodai čia puola kaip reikiant. Nežinau, nu dar bandom važiuoti pasižiūrėti iki, kaip tas ežeras apvalus. Lavysas, iki Lavyso, o ar ten bus maudynės, nežinau, pasižiūrėsiu. Dabar yra 7 vakaro. Norėčiau grįžti į Kauną dar su šviesa. O temsta, kaip žinia, rugpjūčio viduryje jau anksčiau. Kitas epizodas arba iš Lavyso, arba jo nebebus. Ai, beje, važiuoju į šitą atodangą prie Ūlos upės. Ir galvoju, blemba, čia visai šalimais yra haiko trasa apie 10 km palei Ūlos upę. Mančiagiriai berods. Awesome vaizdai. Aukštyn žemyn kalneliais ir visą laiką palei Ūlos upę. Vaizdai tokias atodangas. Tai, kam įdomu, galėtumėte išmėginti. Nu, 5 minutės tokiu žvyrkeliuku ir būsime vietoje. Aš tai visą šlapias. Nežinau, man rodos, reikia gal iššokti į ežeriuką. Keliukas ne kažką, o šitas ežeriukas tai vidury miško ir jisai tokios įdomios formos, apvalus. Visiškai aišku, gal geriau iš drono kadro būtų. Jau čia labai neblogai atrodys, va tokiam gražiam miškelyje. Nu, važiuojam, pasižiūrėsim. Vaivorykštė šviest pradėjo. Vanduo tai žiauriai geras. Švarus. Geras vandenėlis. Skaidrus. Awesome ežeriukas. Tūsovkė vyksta konkrečiai čia. Muzikytės, palapinės, eiktų savo. Iš drono kadrų geriau matytus.
Ir kas gerai, kad čia krantas toksai netolygiai gilėja. Žiauriai. Nice. Geras ežeriukas, užskaitau 10 balų. Tai jaučiu jau baigiu šiandienos epizodą. Šiandienos savo programą. Ačiū už dėmesį.